Ir aš niekada nepamiršiu, kai mane atvežė į mano kambarį ir aš pasižiūrėjau žemyn ir vietoj savo kojų aš pamačiau kilimą. Ir tą akimirką aš supratau, kad mano gyvenimas niekada daugiau nebebus toks, koks buvo. Kaip toliau gyventi? Man tai buvo 22 metai. Šalies nepakeisi, pritaikymo nepakeisi, namų nepakeisi. Ką daryti? Daugelis tuo metu man sakydavo, ši avarija, kokia nelaimė. Ši avarija sugriovė tokios jaunos, gražios mergaitės gyvenimą. Ir iš tikrųjų vilties nebuvo tikrai. Bet aš nenorėjau su tuo sutikti. Ir aš sakiau, kad aš nežinau kaip, bet su Dievo pagalba aš atstatysiu. Ir aš nutariau kovoti. Aš nutariau kovoti ir atstatyti. Aš sakiau, viską atstatysiu, viską, ką šitą avariją sugriovė, aš viską grąžinsiu. Ir aš tą padariau. Ir iš tikrųjų šiandieną, kai aš pasižiūriu į savo gyvenimą atgal, ši autoavarija iš tikrųjų nesugriovė mano gyvenimo, kaip daugelis sakė. Ši autoavarija tai buvo tik tai mano įspūdingos gyvenimo kelionės pradžia.